Ateina dienos pabaiga ir mes kaip lietuviai turim grįžti prie krepšinio. O taip, dviejas rungtynės tarpusavėje, bet Seif LKL sužaidė šios dvi komandos ir skirtumas kaip diena ir naktis. Kaune 101-46 laimėjo Žalgiris prieš Mažeikius. Tuo tarpu čia, Telšių arenoje, Mažeikiai kibo į atlapus 82-88. Aišku, kai tiek pokyčių Mažeikių komandos sudėtyje šiame sezone, tai turbūt ir tos sudėtis labai skirtingos ir praktiškai vos neskirtingos komandos žaidė prieš Žalgirį tam tikrai sezono etapais, o čia kauniečiai taip pradeda mačą taiklus ir Vydžio metimas iš toli, Matonas metimų neatsakė, buvo užmynė taškalinėje Mažeikiam basket dėlamo komandos vidurio puolėjas. Mažeikiai praktiškai visose statistikos kategorijose yra tarp outsiderių, bet tritaškiai yra ta vieta, kur Mažeikiai blizga. Antras rezultatas lygoje, čia tuo tarpu Edgaras Ulanovas pelno taškus, 5-0 į priekį veržėsi Kauno Žalgiris. Jeigu Žalgiris taip pataikys ir toliau čia prošvaiščių, tada jau galėsiu spėlioti, kokiu skirtumu laimės kauniečiai. Matonas vėl ieškomas puolime. Šį kartą arčiau krepšio, Mičelo pagalba dviese sustabdo čia varžovą žalgiriečiai, bet ginčas fiksuojamas. Pagal žaidimo seką su kamuoliu išliks M-Basket Delamaud. Na, šiaip šis, bet Seif LKL savaitgalis labai karštas. Vakar trejos rungtynės įvyko, sakykime, du rezultatai tikrai netikėti. Neptūnas iš -16 sugrįžo ir laimėjo prieš čempionus Vilniaus Ryto 92-85. Nevėžis OptiBet išvykoje nušluostė nosį Bulls Twinsbet 99-94. Tuo tarpu Sevenbet Lietkabelis apgynė namų tvirtovę ir nugalėjo Šiaulius Kazino Admiral. Ir vėl tos dviejos rungtynės vėl įnešė tokios vėlgi sumaišties. Turnyro lentelėje, aišku, tai labai nei Žalgirio, nei Mažeikiam basket Delamaud neliečia, bet šį vakarą laukia ir dar vienas susitikimas, bet Lietuvos krepšinio lygoje nuo 19 valandos Utenoje Uniklabet Juventus prieš Jonavos Cibet ir ten irgi rungtynės turėsiančios įtakos tam turnyro lentelės išsidėstymui. Na taip, pagalvojus, jeigu Jonava laimėtų 14 pergalių, šiuo skaičiumi susilygintų su Vilkais, kurie dabar yra treti. Ulanovas iš toli yra 3 taškai. Ir kol kas neprameta svečiai iš Kauno. 3 taikliais metimais į žaidimą pradeda mačą Andrėja Trinkierė auklėtiniai. Prieš tai Mažeikiai pelnė pirmosius savo taškus. Matonas baudų metimais. Ir vėl ieškomas labai paprastai puolime tiesiog Matonas ir vėl atakuoja į Dunstoną. Šįkart greitai tą daro, net nespėja pagalbą ateiti Bransui Dunstonui gynyboje. 14 taškų tose antrosiuose tarpusavio rungtynėse čia Žemaitijoje surinko Sukmailas Matonas. Sakykime, vienas iš tų nedaugelio pozityvų dabartinėje gal net Mažeikių situacijoje. Na taip, iš to, kas liko faktas, kad Matonas yra komandos lyderis. Giedraitis perdavimas į kampą Sirvydžiui. Šis iki galo sustabdytas. Laiku ir vietoje ten Justinas Jokminas, o čia prieš Vytenį Čižauską. Pažeistos taisyklės, labai norėtų peržiūros, atrodo, ir Marius Viltinavičius, ir pats Čižauskas čia ieškojo tos pražangos metimo metu, aišku, gudriai bandė sužaisti, patyręs gynėjas. Ir matysime baudų metimus. Po pasitarimo teisėjai priima tokį sprendimą. Čižauskas siunčiamas mesti baudų. Faktas, dabar be Matono turbūt irgi svarbiausias žmogus komandoje Vytenis Čižauskas. Gal net iš vis ir pats svarbiausias, galvojant apie komandos puolimą, kalbėjo ir Marius Viltinavičius po praeitų rungtynių su Nevėžiu OptiBet, kur Mažeikiai 30 taškų skirtumų patyrė pralaimėjimą, kad kol Čižauskas dar žaidė ir kol kontroliavo puolimą, tol dar viskas buvo neblogai. Ir ta tendencija jau persikėlė iš rungtynių į rungtynes. Nors galim prisiminti, Utenoj prieš porą savaičių buvo arti pergalės M-Basket Delamaud, ten tik 3 taškai berods pralaimėjo pačioje rungtynių pabaigoje. Tai jau taip, kibo į atlapus Aukštaitijoje Žemaičiai. Gali tų staigmenėlių gal pateikti dar vieną kitą basket Delamaud. Normalu, kad ypač tie stipresni klubai gali kažkiek nuvertinti varžovus. Tuo pačiu Mažeikių krepšininkų neslega joks spaudimas, rankos atrištos, mest metimus, drąsiai
be jokios įtampos ir kartais tai gali išeiti naudą. Geras pastebėjimas, kolega. 6-8. Tokie skaičiai švieslentėje gali tęsti ataką Mažeikiai. Čižauskas. Ketvirtosios jo rungtynės vilkint Mažeikių marškinėlius, klaida. Vėl pabandė įkišti ant kamuolį Matonui. Vytenis Čižauskas nespėja išsirikiuoti Mažeikiai gynyboje. Edgaras Ulanovas laisvas. Pataiko dar vieną tritaškį. Jau 8 Edgaro Ulanovo taškai pirmajame kėlinyje per mažiau nei 3 minutės. Šiaip šį sezoną BCF LKL nepilnai po 6 taškus renka kapitonas. Vėl ieškomas Matonas. Iš pradžių kamuolio pagauti nepavyko, bet galiausiai su juo Geras perdavimas. Visai neblogai čia įvertino situaciją Matonas. Pražanga provokuoja Nojus Mineikis. Mačiau, kad ir jo šeima iš Klaipėdos atvyko pasižiūrėti sūnaus pasirodymo. Trimis komandinėmis pražangomis Žalgiris čia per nepilnas 4 minutės. Nojus Mineikis iš toli netaikliai. Matonas ima kamuolį. Papildomas Mažeikių šansas. Čižauskas. Ir čia pamuša perdavimą tiesiog Danstonas nutrūkęs Mažeikių sumanymas, o greitoje atakoje Mentas Mičelas pelno taškų su pražanga tokioje lietokoje greitoje atakoje. Dar vienas baudos metimas laukia Mičelo. Po 16 minučių jis žaidžia BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Paskutiniu metu nedaug figūruoja, aišku, Žalgirio rotacijoje, bet Stambulė žaidė daug, 23 minutės. Nedažnai tiek sulaukia amerikietis, ypač, sakykime, antroje sezono stadijoje. Taip, 4 taškus su EFS klubu surinko Mičelas. Ir šiandien faktas, proga jam, nežinau, turbūt ir Brady Menikų, jeigu jį matysim, ir klausimas, aišku, kiek matysim aikštelėje. Čia tuo tarpu Mažeikiai užpuola Amandas Urkis, jo taškai. Giedraitis, pozicinė Žalgirio ataka. Ulanovas. Oi. Kaip nesusikalbėjo, ten gynyboje Mineikis su Čižausku. Abudu tiesiog nulydėjo akimis Ulanovą. Jogminas įsibėgėja pats iki galo ir čia per daug ko gero avantiūriškai. Kai po krepšių laukia Bryantas Dunstonas, vėl nespėja laiku išsirikiuoti gynyboje Mažeikiečiai ir čia dabar jau tiesiog pasiseka. Tad Mičelo metimas netaiklus, tik dabar pirmą tritaškį prameta Žalgiris. Prieš tai 3 iš 3 pataikė kauniečiai. O čia galim ir Dunstono blokų pasigrožėti. Keliaujant suolo Dunstonas, Laurinas Birutis aikštelėje. Mažeikių stovykloje Šarūnas Valunta keliamas nuo atsarginių suolo. Ir tik Valunta ir pradeda savo komandos ataką. Urkis. Valunta. Vėl Amandas Urkis. Iš toli nėra. Fiksuojama pražanga po krepšių. Dar viena pražanga Žalgiriui ir jau 5 komandinė, jau bus metami baudų metimai. Smailas Matonas ten neblogai bandė užsiimti poziciją. Štai čia dar kartą tas epizodas. Pražanga Birutis stabdo varžovą. Kol kas 4 taškus surinko Matonas. Čia ir 5. 26 metai Matonui. Pastarosios 5 BCF LKL rungtynės beveik po 17 taškų per susitikimą, 19 naudingumo balų. Ir tarp 10 naudingiausių lygos žaidėjų jau yra Smailas Matonas su savo tikrai solidžių žaidimų, aišku, ir viena pagrindinių opcijų puolime Mažeikių komandoje Matonas. Gynyboje nebus lengva prieš tiesiog aukštesnį Lauriną Birutį. Pastarasis praktiškai nepašokęs parenka taškus. Žalgiris priekyje 18-10.
išlaiko kamuolį Čižauskas. Kita ten Dovydo Giedraičio gynyba, dabar išsikeičia žalgiriečiai. Čižauskas liko prieš Birutį, prašo erdvės. Ir atakuoja iš toli Vytenis Čižauskas, metimas netaiklus. Matonas buvo su kamuoliu, bet pražangą užsidirba dabar jau pats MBASK Delamode vidurio puolėjas. Įpusėjo pirmasis kėlinys Telšių arenoje, skelbiama pirmoji televizija. Teisingai. Prasidės, aišku, dabar intensyvesnis maratonas, bet Lietuvos krepšinio lygoje pradės komandų žaisti po dvigubos savaitės. Taip, tiek savaitės viduryje, tiek žinoma ir savaitgaliai laukia mūsų su krepšiniu. Laurynas Birutis iš viršaus. Greiti perdavimai supjausto tiesiog čia Mažeikio gynyba, dabar Žalgiris lengvai ir nesunkiai. Jau dviženklis kauniečių pranašumas. Matonas. Iš Birutį nusimestas kamuolys, ekstra perdavimas Urkis iš toli, gera pozicinė ataka. Gražu. Labai sėkmingai čia kamuoliu pasidalyja ir mažeikiečiai. Surastas laisvas metimas. Ir aišku, svarbiausia, kad pavyksta pataikyti. Jemandui Urkiui prieš tai visus 4 tritaškus buvo prametę. MBASK Delamode Jogminas perima kamuolį ir deda iš viršaus greitoje atakoje. Čia galbūt ir su mesomis galėtume sakyti. Nu gal. Pažiūrėsim. Giedraitis, Žalgirio atsakas. Ulanovas, perdavimas į kampą. Mičelas. Veiksmas baudos aikštelėje, metas Mičelas, taškų nėra, atkovoto kamuolio puolime taip pat. Atlaikė kontaktą Mandas Urkis. Faktas, Žalgirio fiziškumas kitam lygiai, bet Mandas Urkis yra fiziškas žaidėjas. Čia viena jo, sakykime, pagrindinių savybių. Jogminas. 2 taškai, 7-0. Tokia MBASK Delamode atkarpa ir daug netruko. Davidas Mačiulskis. Drąsus arbitras. Taip, nu, aišku, pats prisiprašė čia Andrėja Trinkienė. Prisikalbėjo. Čia po tarpu Čižauskas prameta baudos metimą. Na, galbūt buvo ir geresnių variantų, kam realizuoti tą baudos metimą. Justinas Jogminas dar kartą praktiškai identiškai perima kamuolį 2+1 greitajame puolime. Va tai va. Džiaugiasi ir Justino žmona, įsitaisiusi pirmojoje arenos eilėje. Taip, nuostabi atlikėja. Amari slapyvardžiu. Taip, atliko ir tautišką giesmę prieš rungtynes. Čia gauna pamokų ir Dovydas Giedraitis iš Andrėja Trinkienė. Antrą tokį perdavimą tiesiog nutraukė Justinas Jogminas. Žalgirio stovykloje Dovydas Buika keliamas nuo atsarginių suolo, Jogminui pataikyti baudos nepavyksta. Minimalius skirtumas tarp komandų. Brazdeikis. Ulanovas. Klaidos riba perimtas kamuolys, dar vienas geras MBASK Delamode epizodas iki galo. Čižauskas 2 taškai. Ojojoj. Gavo. Dabar keliasi nuo parketo Vytenis Čižauskas. Kitoje pusėje Buika, atkovotas kamuolys puolime ir 2 taškai. Atrodo, kad gal čiurną pasuko Čižauskas. Bandys tęsti rungtynes. Žalgirio stovykloje Trinkienė keičia Ulanovo aikštelėje Brady Marekas. Šia galimybė ir jam per paskutinės 8 rungtynės tik 4 kartus žaidė. Marekas bendroje sumoje tik 10 minučių praleido ant parketo. Jam tikrai reikia to žaidybinės praktikos ir kodėlgi negavus jos čia dabar prieš Mažeikių komandą. Aizėja Vongas taip pat pasiruošęs žengti ant parketo. Davidas Buika, 5-osios jo rungtynės BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Buika pats provokuoja pražangą. Dabar į žaidėjo vaidmenyje Buika prieš žemesnį Čižauską, nors dabar išimamas, atrodo, taip, Čižauskas iš žaidimo. Nuo Spineikis grįžta, Žalgiris kelia nuo suolo Aizėja Vonga.
kaip ir minėjai, įteikta 3 metų sutartis Bongui. Ir aišku, ten dar išpirkos galimybė vasarą iš NBA klubų. Bet, sakykime, nedažnas, gal irgi toks atvejis, kad Žalgiris įteikė net 3 metų sutartį legionieriui. Buika pataiko pirmąjį baudos metimą. Faktas, kad pagrindai jis rungtyniauja dublerių komandoje. Per 40 rungtynių po daugiau nei 15 taškų šį sezoną MK lygoje renka Buika. Neatakavo dabar iš toli Buika, atiduoda kamuolį Biručiui, šis turi ūgio pranašumą prieš Urkį. Birutis. Gerai, laikosi Jomandas Urkis. Mažeikiams pavyksta apsiginti. Kiek galėjo, ten tiek apsunkino gyvenimą Urkis Biručiui. Matonas. Urkis. Yra proga mesti, kodėlgi ne, 3 taškai. Po geros gynybos solidus epizodas puolime ir Basket Delamot priekyje. Antrąjį savo tritaškį pataikė Urkis, jau 8 taškus yra surinkęs. Sezono metu po nepilnų 6 metą jis. Žalgirio atsakas taip pat sėkmingas. Drąsiai. Kol kas BCBL taškus visus yra surinkęs 3 taškais. Vieną buvo pataikęs iš 4 šiame sezone. Kiek daugiau nei minutė iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Tomas Zdanavičius keliamas nuo suolo Mažeikių stovykloje. Pražanga puolime įrašyta nuo Mineikiui. Aizija Vongas. Brazdeikis. Birutis pasiruošęs padėti. Vongas. Iš toli. Nėra. Buvo čia galimybė metimui. Brazdeikis užtraukia kamuolį. Pats iš kampo įgi pataiko. 3 taškai augantis žalgiriečių pranašumas. Jau 29 taškus surinko Kauno Žalgiris. Rezultatyvus pirmasis ketvirtis. Mineikis iš toli. Neblogai sujudėjo kamuolys. Mineikis užsigavo ten. Ojojoj. Ir tai užsigavo Čiužauskas, dabar Mineikis. 4 liko gintis čia mažikiečiai. Mineikis jau keliauja ant suolo. Taip tenka atlikti keitimą. Ten metimo metu atrodo kažkoks tai nedidelis kontaktas su Braidimeniku buvo. Kasemecas pakeitė Mineikį. Čia Telšių arenoje tas rungtynės Mineikis labai solidžiai prie Žalgirį sužaidė, pataikė net 5 tritaškius metimus. Nepilnos 19 sekundžių iki ketvirčio pabaigos. Vėl kiek didesnis Žalgirio atotrūkis. O paskutinė ataka priklauso Basket Delamot komandai. Faktas, kad dabar nebus jokio skubėjimo. Valunta. Čia gynyboje Žalgiris. Mitčelas pamuša kamuolį be pražangos. Metimo čia jau nebespėja atlikti. Nei vieni, nei kiti. 24-31 po pirmųjų. Aišku, Urkis pataikęs porą tolimų metimų, taip pat Sugmailas Matonas. Juos galima įskirti. Pradėjo rungtynės su labai gerų pataikymų. Žalgiris atrodė, kad taip gali bėgti ir nubėgti vienu metu. Turėjo ir plus 10. Čia vėl galės turėti plus 10. Mitčelas pelno taškus su pražanga, bet ten Basket Delamot taip, sakykime, atsilaikė dar pirmajame kėlinyje. Šiaip Žalgiriui pastaruoju metu neįtin lengva. Bet Lietuvos krepšinio lygoje susisėjant bet Lietkabeliu tik 4 kėlinį pavyko iškovoti pergalę. Prieš tai su Neptūnu po 2 kėlinių atsilikinėjo kauniečiai. Su Nevėžio Aptibet Kėdainis irgi. Taip, ten vos
vos net pralaimėjimą nepatyrė, laimėjo 4 ar 3 taškais tas rungtynės, taip, su plus 4 baigė tą mačą. Tikrai ne viskas taip paprasta Žalgirio vietinėse pirmenybėse, nors aišku, kaip ir minėjai, transliacijos pradžioje pergalių serija įspūdinga. Kasamecas keliaus mesti baudų žaidėjas iš Estijos. Dabar aišku, kai baigėsi Eurolygos sezonas Žalgiriui vėl prasidės, ko gero, tos kalbos apie motivaciją, apie nusiteikimą ir panašiai. Kai reikia žaisti po 2 VCVL rungtynės per savaitę. Čia irgi toks vienas iš tų svarbesnių faktorių. Kartais galintis pakišti koją Žalgiriui. Na taip, Jolo pasižiūrė į tą turnyro lentelę, tu pirmas, Mažeikiai 10. Faktas, kad nėra paprasta nusiteikti. Na taip, o jeigu dar ir kažkokios tai sveikatos problemos, tas virusiukas irgi neprideda, sakykim taip, Brady Manikas. 3 taškai yra. Ir jau plus 11 turi svečiai iš Kauno, Kasamecas. Zdanavičius čia pritraukė 2 varžovus, suranda Urkį, Mantas Urkis pataikęs porą tritaškių, šiandien dabar prameta. Papildomas Mažeikių šansas, Šarūnas Valunta yra 3 taškai. Tampa antruoju Mažeikių krepšininkų pataikiusiu iš toli, kaip ir sakėjai, prieš tai 2 įmetė Urkis tritaškius, dabar ir Valunta prisijungia. Reikia tokių metimų, tokių pataikytų metimų, norint laikytis bent jau rungtynėse su Žalgiriu. Kitoje pusėje Vongas renka 2 taškus. 38-28. Sauls.lt pristato šias rungtynes. Ačiū jam. Ačiū jiems. Valunta, Urkis. Tiek įstrigusi Mažeikių ataka. Jeigu prieš tai pataikė, dabar net į lanką nepataikė Valunta. 24 atakai skirta laiko sekundės ištiksėjo. Bandė čia dar pakovoti dėl kamuolio Mažeikiečiai. Tas kovingumas pozityvus, sakykime, akcentas. Čia tik dabar problema, kad lanko nelietė kamuolys ir nebeužteko laiko ten pabandyti tą ginčą pasiekti. Brady Manikas pasiruošęs grąžinti kamuolį į žaidimą. Vėl matom, nėra Vytenio Čižausko aikštelė ir vėl viskas sunkiau klostosi puolime Mažeikių komandai. Klausimas čia dabar dėl Nojaus Mineikio. Bent jau atsarginių suolo dabar nesimato. Į Rūbinę iškeliavo Mineikis. O dabar grįžta iš Rūbinės. Klausimas, ar galės tęsti rungtynes. Mičelas beveik su atakos pabaigos sirena prameta. Mažeikių ataka. Kasamecas. Matonas. Ešmeneką. Jongas bandė padėti. Saugojo kamuolį Matonas. Atiduoda į Kasamecui. Kas pasiims kamuolį, tai daro žalgiriečiai. Dabar atrodo po krepšių turi tą pranašumą Basket Delmont, kai Brady Manikas realiai 5 pozicijoje. Toks Andrėja Trinkierius sumanymas. Net nėra, kaip kalbėjo Malinos Mailagičiaus. Normalu, kad kažkiek reikia turbūt ir tokiu 5 pažaisti. Čia tuo tarpu Marius Kiltinavičius. Tai, ko širdis geidžia. O taip, asortimentas platus, viskas, ko reikia, ypač dabar, kai orai atšilo, yra ir maikučių, ir megztinukų, ir džemperiukų. Mačiau internete, šiandien Martynas Gecevičius, mūsų kolega, jau buvo įsiamžinęs ir su vienu džemperiu. Tikrai labai gerai atrodė. Jeigu norit būti kaip Gecevičius, užsukite į Lietuvos krepšinio lygos parduotuvę. Dovydas Buiko antrą tritaškį iš to paties kampo pataiko. Kol kas visai sėkmingai išnaudoja gaunamas minutės jaunasis žalgirietis. 9 taškai jau per kiek daugiau nei 6 minutės ant parketo. Mažeikių atsakymas nesėkmingas. Vongas Brazdeikių šis iš toli netaikliai. Ar bus papildomas šansas? Ne. Manikas pakovojo ten dėl kamuolio. Čia Matono perdavimą nutraukė Vongas. Ir čia dar vienas ginčas fiksuojamas.
liks su kamuoliu šeimininkai. Daug tritaškių meta Kauno Žalgiris, šiaip Mažeikiai, kuomet žaidžia namuose, jų varžovai iš toli atakuoja 35% tikslumu. Ne patys geriausi skaičiai. Kai tuo tarpu patys sumeta 39% tolimų metimų čia Telšių arenoje. Tenka pavalyti parketą. Žalgirio kol kas pataikymas iš toli tikrai solidus, 7 pataikyti tritaškai iš 11, bet daug ir laisvų metimų, turbūt, nežinau, vieną kitą, tik tokį sunkesnį metę kauniečiai. Kėlinio startas 10-4. Ketvirtį laimi Žalgiris. Tonas dabar prieš Mičelą, žaidžia iki galo ir įstumė 2 taškus. Paruošęs Andrėja Trinkieri ir Laurina Birutė sugrįžimą ant parketo. 8 taškai, 4 atkovoti kamuoliai. Tokia Matono statistika, kaip žaibiškai į priekį nubėgo Vongas. Papildomas šansas išnaudotas, taškus renka Mičelas. Čia tos 4 pirmos kėlinio minutės Žalgiriui žaidžiant ir be Biručio, ir be Dunstono, sakykime, nepasinaudojo pernelyg tuo puolime mažeikiečiai. Maluntos metimas iš toli netaiklus. Dovydas Buika ima kamuolį. Azija Vongas ir vėl laisvą metimą iš toli gauna Žalgiris, taškų nėra, Zdanavičius priekyje. Nedaug trūko iki situacijos 2+1. Reikės pasitenkinti 2 baudų metimais. Vytenis Čižauskas grąžinamas ant parketo Mažeikių penkete. Panašu, kad viskas gerai, gali tęsti rungtynes. Žalgiris grąžina Dovį Giedraitį ir Lauriną Birutį. Ginas Brasdeikis kol kas vieną tą tritaškį pataikęs. Zdanavičiaus baudos. Pirmasis metimas tikslus. 28 metai Zdanavičiui. Po kiek daugiau nei 6 taškus jis renka BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Baudas metas solidžiai, 86,5%. Smagiai rankelė tikrai turintis aukšto ūgis ir tritaškis meta virš 40%. Vienu metu net ir virš 50 tie skaičiai buvo. Taip, tikrai gali pataikyti. Sasemečas galiausiai vis tiek įveikė į Dovis Giedraitis, bet gerai, ten Matono pagalba apsigynė nuo pirmo metimo Mažeikiai, bet čia be pražangos dabar apsiginti nepavyksta. Mičelas provokuoja pražangą. O čia kelia Andrėja Trinkieri nuo suolo ir dar vieną savo jaunąjį krepšininką vietoje Dovydo Buikos. Mantas Juzėnas ant parketo. Kiek dažniau matomas šį sezoną pagrindinėje komandoje. 10 jo rungtynės BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Ir dabar proga pasireikšti. Keliavo ir į Stambulą kartu su komanda Juzėnas. Skaičiau epizodų kol kas, ne viena gražiausia atakų kol kas šiuose rungtynėse. Toks Čižo perdavimas, manau, kad suksis jau gražiausių epizodų rinkinukuose. Mičelas čia tiesiog provokuojamas. Tiesiog visiška rizika, jokios pagarbos iš Mažeikių gynybos metui Mičelui pasiteisina šį kartą. Toks sumanimas, normalu, čia tokias rizikas turi prisimti Mažeikiai žaisdami su Žalgiriu. Urkis iki galo, 2 taškai ir pražanga. Mantas Juzėnui. Taip, tik pasirodęs ant parketo Juzėnas, kur leidžia dabar taškus nuo Urkio, geresnė Mažeikių atkarpėlė. Ir čia pusėjus antrajam kėliniui vandens pertraukėlė.
Prašymas Davidui Sirvydžiui paskolinti. Ne atiduoti, o paskolinti. Įdomus ir Mažeikių susitarimas. Tiesiog taupoma energija. Vienas Danavičius kovojo dėl kamulio. Sukmailas Matonas tiesiog laukia gynyboje. Kai rotacija nedidelė, kai tas suolo gylis nedidelis, tenka ir tokių priemonių imtis Mariui Kiltinavičiui. Aišku, šiaip pažiūrėjus 12 žaidėjų registravo Mažeikiai. Taip, bet ten ir 3-4 jauni krepšininkai nefigūruojantis rotacijoje. O taip, tas pats Kristupas Leščiauskas atvykęs nuomos pagrindais iš Klaipėdos Neptūno šiandien progų pasirodyti ant parketo neturėjo. Čižauskas. Kasamesas. Ieško Matono ten. Komandos draugai liko prieš Ulanovą. Sukmailas Matonas nelengva čia. Metimas viena ranka netaiklus, laiko irgi nelabai, jau ten buvo paieškoti kitokių atakos pabaigimo būdų. Sirvydis. Birutis. Perdavimas į kampą. Giedraitis. Oi. Kaip lengvai atrodo iš šono. Biručio dėjimas iš viršaus. Šypsas buvo ten. Žalgirio gynėjas, liko laisvas Birutis, Matonas nuėjo į pagalbą ir tiesiog. Aišku, bravo ir Giedraičiui, atliko jis jau ketvirtąjį rezultatyvų perdavimą. Jogvinas. Matonas labai toli nuo krepšio, prieš Birutį. Radių krepšį žaidžia čia. Drąsus. Verptė ir taškai. Drąsa pasiteisina. 13 Matono taškų. Sirvydis iš toli neatakavo. Jogvinas ir dar vieno perimto kamuolio buvo čia. Dovydas Giedraitis paliktas visiškai laisvas. Nepavyksta pasižymėti. Jogvinas gaudo toli, gana atšokusi kamuolį. Bet tikrai tą ataką čia pereiti nepavyksta. Švengia klaidos. Jogvinas ilgai įsilaikė ore, taškų nėra. Persistengė šiek tiek Justinas. Sirvydis nieko nelaukdamas, iš toli yra 3 taškai. Po užtvaros labai paprastai čia gauna galimybę išsimest Deividas Sirvydis. 9 tritaškius iš 15 jau įmetė Žalgiris, 56%. O čia pražanga puolime, Basket Delamaut. Šarūnas Balunta grįžta ant parketo. Paskutinės 2 minutės antrajame ketvirtyje. Lietuvė turi dar vieną pertraukėlę. Kiltinavičius išnaudojo abi, čia 4 Mažeikių komandinė. Antroji asmeninė Baluntai. Giedraitis. Ulanovas. Pats lyg atrodo užbaigs ataką Edgaras Ulanovas, bet Birutis dar pagelbėjo, kad tikrai kamuolys įkristų į krepšį. Laiku ir vietoje Birutis. 5 atkovoti kamuolyje, 8 taškai. Balunta iš vidutinio nuotolio. Po driblingo metimas iš distancijos paploja Marius Kiltinavičius. Nors ir taškų pelnyti nepavyko čia Baluntai. 14 taškų skiria komandas, rekordinis Žalgirio pranašumas. Ta persvara dabar kauniečiai gali net dar labiau padidinti. Antras šansas susikurt pavyko. Mantas Juzėnas. Bet bus įskaityti taškai čia. Jau 9 antruosius šansus turėjo Kauno Žalgiris. Antraisiais bandymais 11 taškų surinko kauniečiai. Atsidarė ir Mantas Juzėnas. Vienintelis Brantas Dansonas nepasižymėjo dar iš visų 11 šiandien registruotų rungtynėm Žalgirio krepšininkų. Balunta.
Viena iš paskutiniųjų kėlinio atakų, aidintis teisėjų švilpukas. Sirvydis bandė neleisti čia priimti kamuolio Matonui, kažkiek drąsiau galbūt tą darė, žinodamas, kad dar yra viena pražanga iki bonuso. Ir ketvirtoji komandinė pražanga Žalgiriui. 14 sekundžių turi Mažeikiai. Krasamecas, Štižauskas. Viskas baigėsi klaida. Jau 7. kartą klysta MBS Delamold. Žalgiris po klaidų surinko 11 taškų. Sirvydis. Jokios skubos. Giedraitis. Prieš Matoną. Tai toks susikeitimas. Suranda dar Ulanovą Dovis Giedraitis. Pataikyti nepavyksta ir aidi antrojo kėlinio sirena. 9 tritaškius per pirmuosius 2 kėlinius soje. Edgaras Ulanovas rezultatyviausias su 12 taškų. Puikiai pradėjęs rungtynes kapitonas. Dovydas Buika pridėjo 9 taškus. 1003 žiūrovai susirinko šiandien į Telšių areną. Taip, viena kita vieta laisvesnė, bet iš esmės pilna salė. Geriau, kur kas pradėjo rungtynės, aišku, Žalgiris ypač puolime. Pirmam kėlinį dar, sakykime, laikėsi šiek tiek sėkmingiau. MBS Delamold antrą kėlinį Žalgiris laimėjo 9 taškais ir čia tie plus 16 prasidedant trečiam kėliniui ir jau plus 18 jam prasidėjus. Tolsta vis Žalgiris, vis sunkiau sekasi puolime, turbūt Mažeikio MBS Delamold komandai gynyboje, tai nuo pat pradžių jau buvo nelengva. Taip. Ir kai Žalgiris meta per 2 kėlinius virš 50 taškų, labai sunku. Čia Matonui pražanga puolime. Tai pozicija užsiminėjo Matonas. Neižvelgtas šis smurtinis veiksmas. Tiesiog su kamuoliu savoje ataką pradeda Žalgiris. Giedraitis Ulanovui. Sirvydis. Pašokdintas Štižauskas iš toli nėra. Kamuolį atkovojo Danstonas. Taip, bet čia pražanga dar iki metimo atrodo užfiksuota. Taip, tiesiog iš užribio bus grąžintas kamuolys. Dansonas vienintelis, beje, Žalgirio krepšininkas kol kas nepelnęs taškų. Visi registruoti krepšininkai aikštėje buvo, pasižymėjo, vienintelis Dansonas kol kas to nepadarė. Ulanovas viena ranka netaikliai. Matonas jau 6-ąjį kamuolį atkovoja. Valunda. Gerai, atkirto Mantą Juzėną su užtvarą su Kvailas Matonas, sukūrė erdvės Valundai, jis jo pasinaudoja, 3 taškai. Antrąjį savo tritaškį pataiko Šarūnas Valunda, viso 5 pataikė MBS Delamold. Juzėnas Sirvydžiui. Gauna kamuolių kampe, Sirvydis pamušė ten kamuolių Čižauskas. Bet vis tiek, dar visai neblogą metimą pavyksta susikurti Doviui Giedraičiui. Danstonas kūrė dar vieną papildomą šansą. Valunda prasižengia ir jau trečia komandiniam Mažeikiams per nepilnas 2 minutės. Tuo pačiu ir trečioji asmeninė pačiam Valundai. Šiandien kaip ir kalbėjom, be 3 žaidėjų Žalgiris nėra Smailagičius, nėra Francisko, nėra Arno Butkevičiaus. Registruoti mačui ir Mantas Juzėnas, ir Dovydas Buika, 2 dublerių lyderiai. Giedraitis Danstonui. Priejo Jogvinas, metimas kiek atšokus, 2 taškai, tad visi Žalgirio žaidėjai šiose rungtynėse atsidarė. 59-42. Matonas. Veido žaidžia prieš Danstoną ir pelno taškų su Kvailas Matonas. Jau ne pirmą kartą šiandien taip tiesiog pats išsprendžia ataką. Jau su 15 taškų Matonas. Mažeikiams tenka gintis. Sirvydis iš toli. Nėra. Juzėnas atkovoja kamuolį. Ekstra proga. Jau 13 Žalgirio atkovotas kamuolys puolime.
Giedraitis gražiai nuo parketo Ulanovui, papildomas perdavimas Dunstonui, šis išlaukė ir pelno dar 2 taškus. Žiūrim, kuo atsakys šeimininkai. Valunta. Matonas viena ranka. Viskas pakankamai paprastai. Turi progą metą Surmailas Matonas. Variantų kitų net nelabai ir yra, iš tikrųjų, Mažeikiams. Tiesiog atsiradus progai reikia mest viską. Reta Žalgirio klaida. Viso labo 6 šiandien. Mažeikiai savo ruoštų suklydo 8 kartus. Aizėja Vongas aikštelėje. Šiandien 5 kamuolius net yra perėmę mažeikiečių iš varžovų. 2 iš jų Justinas Jokminas. Bet toks visai neblogas šitas statistinis rodiklis lyginant su kitais. Faktas, kai žaidži prie Žalgirį, papildomai nusiteikėti tikrai nereikia. Matonas. Daug vaidinamų judesių. Pats šypsosi. Praktiškai juokėsi Matonas. 2 taškai ir pražanga. Trečioji Dansono pražanga ir jį keičia Laurynas Birutis. Ir trečią kartą pailiui užatakuoja tiesiog Bryantą Dunstoną Surmailas Matonas. Dabar tokia, sakykime, jų mikro dvikova. Dunstono 4 taškai pailiui ir Matono 7 taškai iš eilės. Tiesa, Dunstonas išimtas iš žaidimo. Laurynas Birutis grįžta. Ir dabar jau tos savo mėgstamus metimus išsimesti Matonui. Čia Biručio taškai. Tos mėgstamus metimus aukštą trajektoriją. Viena ranka išsimesti Matonui bus gerokai sunkiau per Lauryną Birutį. Na taip, gali būti apdovanotas blokų Matonas. Kaip tik su kamuoliu jis dabar. Bet čia prieš Dovį Giedraitį atsidūręs buvo Matonas. Gerai mato aikštelę vidurio puolėjas. Omandas Urkis lėja šiandien 3 taškius. Jau 3 pataikė Urkis. 11 taškų skiria komandas. Ulanovas. Servydis. Nepakėlė rankos Justinas Jokminas. Šiek tiek vėlavo, aišku, prie varžovo. Servydis atsako taikliu tolimų metimų. Čižauskas vėl, aišku, per Čižauską ir Matonas sukasi puolimas. Matonas čia pabandė tokį perdavimą iškišti po krepšiu, bet nutraukė į žalgiriečiai. Vongas. Taip pat klysta, perimtas kamuolys. 3 greitoje atakoje mažeikiečiai. Jokminas. Oi. Neišnaudotas šansas. 3 prieš 1, bet to nepakako. Dabar jau bėga į priekį Žalgiris. Čia pasisekė mažeikiečiams, kad Vongas prametė. Giedraitis pasiema pražangą aikštelės viduryje. Sustabdytas Justinas Jokminas. Įpusėjo trečiasis rungtynių kėlinys, skelbiama Unika vandens pertraukėlė. 6:52. Laimi trečią kėlinį kol kas Sembaskė Delamo, 13-11. Antrajame kėlinyje Mažeikiai surinko 15 taškų, dabar 13. Taip, stojas gerokai buvo tas puolimas antrajame ketvirtyje. Čižauskas. Dabar Metas Bičelas vyko prieš Vytenį Čižauską. Jokminas. 5 sekundės atakai. Iš Giedraitį. Ten Zdanavičius puolė galinę liniją. Galiausiai klysta šeimininkai. Atiteks kamuolį Žalgiriui. Mažeikiai suklydo jubiliejinį 10-ąjį kartą. Breidi Menekas aikštėje. Pirmoje pusėje šiek tiek laiko turėjo progų pasireikšti. Neužpuola kauniečiai. Čia tuo tarpu Mažeikiuose Marius Kiltinavičius nuo suolo kelia Kristupą Leščiauską.
Taip, dar ir Dovydas Baltrušaitis šiandien nebuvo pakeltas nuo suolo. Nors atrodo pasipildė, tai dar vienu kitų žaidėjom basket Delamold, bet šį vakarą neįtin įtraukė juos į rotaciją Marius Kiltinavičius. Gražiai juda kamuolys, Buika. Menekas. Leščiausko pražanga. Sustabdytas Mičelas, ketvirtoji komandinė šeimininkams. Debiutavo pastarosiuose rungtynėse prieš Kėdainių Nevėžio Optibet. Kristupas Leščiauskas ten per 17 minučių prametė visus 3 tritaškius, porą kartų suklydo. Baigė su -2 lygimo balais. Ilgalaikė sutartį su Klaipėdos Neptūnu turi Leščiauskas. Faktas, šį sezoną vos keliose rungtynėse buvo pasirodęs aikštėje. Mažeikiuose akivaizdu tų progų pasireikšti bus daugiau. Buika iš toli. Toliau labai geras rungtynės žaidžia Dovydas Buika. 3 tritaškiai iš 3, dar ir 1 dvitaškį yra pataikęs. 12 taškų, visi 4 taiklūs metimai žaidimo. Kartu su Ulanovu jie du rezultatyviausi Žalgirio krepšininkai. Galunda pabandė atsakyti taškais. Porą tritaškių pataikė, dabar labai toli nuo tikslo. Nepatenkintas šį kartą ir Marius Kiltinavičius. Giedraitis. Menekas po krepšių Mičelui. Ten užsiėmė poziciją Mičelas prieš Tomą Zdanavičių. Pelno taškus. Trys minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Plius 19 Žalgirio. Valunda. Keičiasi ginamaisiais kauniečiai. Valunda. Zdanavičius iškart pabandė nusileisti arčiau krepšio. Ieškomas aukštaūgis. Vongas pasiema pražangą. Trečioji komandinė. Dar kartą tas epizodas čia bandė neleisti priimti kamuolio Vongas varžovui. Leščiauskas turi progą. Pataiko Kristupas Leščiauskas. Labai įdomiai įkrito šiaip kamuolys į krepšį. Jau ir Dovydas Baltrušaitis beje pakeltas nuo suolo Mažeikių penketo. Čia dar ir pražanga užfiksuota Tomui Zdanavičiui. Taip, antroji asmeninė. Čia labai įdomi situacija. 3 taškai skaityti, taip. Bet Dovydas Giedraitis prie baudų metimų linijos. Kadangi kamuolys jau buvo išmestas. Jau buvo niekino. Nuo Mažeikiams taip 5 komandinė. Dėl to baudų metimai ir metami. Šiandien Žalgiris metė 9, pataikė 5 baudas. Mažeikiai iš 15 sumetė 10. Daug plakatų tiek Mažeikiuose, tiek ir visą šį sezoną BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Smagu, daug darbo įdėta. Zdanavičius. 2 taškai. Pavyksta pasižymėti jam. Viso labo 4. Zdanavičiaus taškas. Turėjo čia laisvės nemažai. Tomas Zdanavičius, Valunda. Arti perimto kamuolio. Dovydas Giedraitis labai arti mūsų iš tikrųjų buvo. Jau bandžiau gaudyti ekranus ir kompiuterius. Aš bandžiau Giedraitį gaudyti. Laimiai niekas nenukentėjo. Nu taip, žaidimas gali tęstis. Čižauskas su kamuoliu. Jis riktuoja komandos draugus. Labai daug keitimosi Žalgirio gynyboje. Čižauskas prieš Meneką. Įveikia Breidį Meneką. Vytenis Čižauskas norėtų įskaitytų taškų, norėtų peržiūros Marius Kiltinavičius. Arbitrai dar pasitars.
epizodo kartojimas. Kaip tik dabar šmėstelėjo ekrane. Taškai bus įskaityti. Teisėjai pasitarė ir būtent toks sprendimas. Tai nepatinka Andrėja Trinkieri. Pirmajame kėlinyje gavo techninę pražangą Žalgirio komandos vyriausiasis treneris. Nu, Čižauskas labai laimingas. Pakeistų sprendimų. 6 taškai, 4 rezultatyvūs perdavimai. O dabar ir bauda pataikyta. Tikrai neblogas, aišku, variantas. Vytenis Čižauskas, po to Mažeikiams, kai iškrito Donatas Sabeckis visam sezonui. O čia gerai išeina iš priekio Zdanavičius. Pamuštas kamuolys, nutrauktas perdavimas. Proga sumažinti atsilikimą. Ieškomas Matonas. Toks va perdavimas, bet ten greitai Menikas blokuoja Matono metimą. Bet nepašokęs. Čia kamuolį, Buika. Nėra. Viską pataikęs, dabar prametė. Kas čia nutiko? Per daug laisvas buvo. Atrodo, kad kamuolį čia tiesiog turės pasimti gynyboje Mažeikiai, bet su juo Žalgiris antrojų šansų taškų pelnyti nepavyksta. Vongas Šiek tiek persistengė tempu krepšiu. Prasižengė Zėjo Vongas prieš Matoną. Trečioji asmeninė Vongo pražanga. Pirmasis, tiksliau antrasis Žalgirio krepšininkas 3 kart pažeidęs taisyklės. Ir 2 baudų metimai, kuriuos mes Sukmailas Matonas. Dabar Metas Mičelas irgi pasikalba su Zėjo Vongu. Menikas aptarinėja situaciją su Tautvydu Saboniu, su Vytautu Pliauga. Rimta diskusija ten vyksta. Čia tuo tarpu Matonas. Jo, baudų metimai. Pastarąsias 5 rungtynes baudos kukliai krenta Matonui. 42%, aišku, ir sezono vidurkis pakankamai kuklus. 60. Šiandien jau su 28 naudingumo balais Sukmailas Matonas. Solidus, labai solidus Mažeikių komandos legionierius. Prie komandos beje prisijungė sezono eigoje. Vongas. Lieka 5 sekundės. Atsilaikė gynyboje, atrodo Vytenis Čižauskas, bet ne, paskutinė akimirka Vongas vis tiek sugeba susikurti metimą. Darė, ką galėjo Mažeikiai, bet Vongas demonstruoja klasę. Matonas. Į krepšio pusę taškų nėra, gal net ir kiek perskubėjo Matonas, dar pražangos atrodo norėjo. Lieka kelios sekundės Žalgiriui. Vongas dar kartą iš vidutinės distancijos, kaip pats vos nepataisė čia savo metimo Zėjo Vongas. Rimtas. Sukmailas Matonas pradės 4 kėlinį, bet trečiajame ketvirtyje jis buvo geriausias su 9 taškais, viso 22 yra surinkęs Matonas, pakartojo vėl savo karjeros rungtynes BCFL LKL, 22 taškai, prieš tai tiek buvo surinkęs mače prieš Vilniaus Wolves Twinsbet. Ir 28 naudingumo balai jau Matono sąskaitoje, irgi arti geriausio sezono rezultato. Reikės dar luktelt, netaiklus metimas čia. Taip atrodė trečiame kėlinyje vėl vienu momentu, kad bėgs ir pabėgs visiškai jau Kauno Žalgiris, bet pavyko trečią kėlinį laimėti Mažeikiams 23-20. Tai plus 19 vienu metu turėjo kauniečiai. Taip, ir tas minus 12 čia dar tikrai neatrodo labai baisiai iš Mažeikių basketbolo perspektyvos. Taip, yra buvę tikrai ir baisesnių rungtynių su to pačiu Kauno Žalgiriu. Gal net neprimyk, iš tikrųjų, tas rungtynės Kaune. Pamirškim. Aišku, Žalgiris šį sezoną tiek Mažeikius, tiek ir Uteną baudė tikrai labai didžiuliais skirtumais. Čia Zėjo Vongas užsidirbo 4 jau asmeninę pražangą. Matonas mes baudas. Šiandien 7 iš 7 beje
pataikė Matonas. 100% taiklumą išlaiko ir toliau. 23 taškai, 7 atkovoti kamuoliai. Gruodžio 3 turėjo tokias rungtynės, kai 2 baudas metė ir retai pataikė. Daugiau visose rungtynėse pramesdavo bent po vieną baudą. Taip, matėm tos procentus. 8 iš vis nebuvo dar metęs šiame sezone Matonas. Dar vienas rekordas. Ne tik taškai, bet ir baudų metimai. Tikrai universalus, atrodo, žaidėjas puolime Matonas. Šiandien irgi matėm, prieš Dunstoną sėkmingai žaidžia nugarą, prieš Birutį porą kartų sėkmingai žaidė veidu į krepšį nuo tritaškio linijos. Gavęs kamuolius aplink baudos aikštelę ir sulaukęs padvigubinimo ir sėkmingai nusimetinėjo visai. Sukmailas Matonas mato tikrai neblogai aikštelę. O ir iš toli gali pataikyti. Dabar Valuntos geras perdavimas į kampą, Kristupas Leščiauskas netaikliai, proga buvo labai gera, čia net sumažinti iki vienženklio atsilikimą. Radeikis liko prieš Danavičių, Valunta liko su Ulanovu ir čia pasiima pražangą, ketvirtoji asmeninė kaip ir Vongui. Davidas Sirvydis vėl gražinamas ant parketo. Gražinamas yra Mantas Urkis vietoje Valuntos. Mažeikių komandoje matėme, vienu metu buvo susižeidęs Čižauskas, buvo susižeidęs ir Nojus Mineikis, bet po to epizodo jis į aikštę taip ir nebegrįžo. Yra taškų. Sabirutis pats kamuolį dar atkovojo ir dar vieną ima. 3 ten bandė prieš Birutį atkovoti kamuolį, mažeikiečiai nepavyksta to padaryti. Kai tiek papildomų šansų turi, privalai bausti varžovus. 18 taškų antraisiais bandymais. Ketvirtas jau Deivido Sirvydžio pataikytas tritaškis iš 7. Kristupas Leščiauskas dabar eina į kontaktą. Drąsiai sužaidė klaipėdietis. Taip, šiandien matėm tik porą išmestų jo tritaškių. Čia nepabijojo Edgaro Ulanovo. Leščiauskas ir matom vėl čia panaši situacija. Danavičius vienas paliekamas kovo dėl kamulio. Matonas jau laukia gynyboje. Na, turbūt čia įvertina savo galimybės. Tai yra Birutis po krepšiu. Gal iš tikrųjų geriau pataupyti jėgas. Leščiauskas po tarpu žaidžia geriausias karjeros rungtynes, bet Seife LKL iki šiol buvo 3 taškus sumetęs beje į to paties Kauno Žalgirio krepšį. Šiandien 5 surinko Leščiauskas. Ulanovas, kairė ranka, taiklus metimas. Pelis 14. Kauno Žalgirio 80-66. Čižauskas. Susikūrė čia proga metimui. Vytenis Čižauskas 3 taškai. 8 tikslus. Mažeikių 3 taškis metimas. Ir toliau tas skirtumas tarp komandų, na, išlieka pakankamai trapus, turbūt galėtum sakyti ir taip, žinant, kad žaidžia 1 ir 10 lygos komandos. Manau, kad tikrai negali skųstis Mažeikiai. Nesiskundžia ir Laurynas Birutis. 10 taškas. 9 atkovoti kamuoliai. Čižauskas šiandien, nežinau, 3 ir 4 tokį perdavimą per nugarą tiesiog atiduoda Matonui. Ties 3 taško linija. Matonas dabar dešinė ranka netaikliais. Danavičius ten kamuolį prašoko. Jokių papildomų progų. Atkovotus kamuolius 38-20. Laimi Žalgiris, Ignas Brazdeikis, ilgi žingsniai link krepšio. 2 taškai. Plius basket Delamaut. Čia pranašumas, kurį turi Kiltinavičiaus komanda. Ir taip, Žalgiris nepilnos sudėties. Žalgiris su įvairiom tai lygom, sakykime, su to virusu, apie kurį kalbėjo prieš rungtynes Andrėjas Trinkieri, bet taip, man atrodo, kad per sunkiai viskas čia vyksta kauniečiams. Manau, kad ir jie patys
patys norėtų lengvesnių rungtynių žaidžiant su paskutinė lygos komanda. Ja, taip, matėm prieš savaitę Nevėžis OptiBet atvažiavo +30. Taip. Biručio pražanga. Iškart po šių rungtynių beje kelsimės į Uteną. Utenos Uniklubet Juventus prieš Jonavos Sybet nuo 19 valandos per BTV. O vėliau pasikurs krepšinis ir savaitės eigoje. Laukia rungtynės tiek antradienį, tiek trečiadienį, žinoma ir savaitgalį. Čiužauskas nugarą sužaidžia prieš Giedraitį. Dumnesnis toks variantas. Metimas netaiklus. Razdeikis. Giedraitis visiškai laisvas lieka. Ulanovas ten atitvėrė. Vytenis Čiužauską, dar vienas papildomas šansas, kurį kūrėsi Žalgiris, šiandien eilinė tokia, sakykim, situacija. 18 kovotų kamuolių puolime, kai Mažeikiai sudėjus ir gynyboje ir puolime turi 21. Čia didžiulis kontrastas. Mažeikiai išmetė iš žaidimo 45 metimus, Žalgiris 64. Tai tie 15, dabar 16 taškų skirtumas dar, sakyčiau, kad visai neblogai. Kažkokiu būdu taip. Tai varžovai meta 20 metimų daugiau. Sirvydis sumeta baudas, prieš tai visus taškus 12 rinko tolimais metimais. Zdanavičių keičia Jogminas. Lešiauskas. Su kamuoliu Čiužauskas. Kamuolį galiausiai perima Sirvydis. Iškart ieško metimą, pajautęs, kad prasiženginės varžovas. 3 baudas, nes Sirvydis prieš tai 2 pataikė. Todėlgi savo taškų taupyklės nepapildyti ir dar 3 taškais. Na, Dievongas sugrąžintas dar į rungtynės, turi jis 4 asmeninės pražangas. Tikslis Sirvydžio bauda. Davėjas rungtynės iki šiol sužaidė jis su Mažeikių komanda. 7 taškų vidurkis. Beje, per tas dviejas rungtynės baudų metęs net nebuvo prieš M-Basket Delamaud. Šiandien puolime tikrai neblogas Sirvydžio rungtynės. Dažnai surastas buvo ir ties tritaško linija, 7 išmesti metimai, 4 taiklus. Ir jau su 17 pelnytų taškų Deividas Sirvydis. Matonas, 2 oponentai prie jo. Ulanovas ten, atrodo, pamušė kamuolį už ribim. Galės tęsti ataką Mažeikiai. Žalgiris beje turi rekordinę persvarą, lygiai 20 taškų. Nepatenkintas Kiltinavičius. Dar ką tik kalbėjom, kad laikosi čia M-Basket Delamaud. Bet taip tyliai ramiai iki 20 didina jau persvarą svečiai. Ščiauskas. Įveikia Izėjo Vongą 1-1. Pataikyti nepavyksta, čia 4 dabar. Greitoje atakoje žalgiriečiai, Izėjo Vongas iš kampo, manau, kad deda tą paskutinį tašką šiose rungtynėse. Kauno Žalgiriui 92-69. 17-7 kol kas laimimas 4. kėlinys. Ir jeigu dar kažkokių tai atrodo prošvaisčių galėjo būti čia prieš prasidedant tam 4. kėliniui Mažeikiams, tai labai greitai viską išsprendžia čia Žalgiris ir čia pražanga puolime, taip. Viską ten legaliai padarė, atrodo, Dovydas Buika, Marius Kiltinavičius bus baudžiamas techninė. Redgaras Ulanovas, Žalgirio kapitonas, pasikalbėjo su Urkiu. Pasikalbės čia dar ir teisėjai. Kažkai neįskaityti, tiesiog pražanga puolime. Ir žinoma, techninė pražanga Mariui Kiltinavičiui. Ir reklaminė pauzė. Lieka galioti. Niekas nesikeičia.
Ulanovas mes baudą. Renka taško kapitonas. Nuostabiai pradėjęs rungtynes, greit surinko 10 taškų. Dabar savo sąskaitoje turi 15. Už jį rezultatyvesnis tik Deividas Sirvydis 17 taškų. Taip, ten tą gerą toną uždavė jau nuo pat rungtynių pradžios. Ulanovas pirmus 3 metimus realizavęs. Aizėja Vongas, dar vienas jo taiklus tritaškis. Čia jau tiesiog didina savo persvarą Žalgiris. 5 Žalgirio krepšininkai yra įžengę į dviženklę taškų zoną. Labai arti to ir Mičelas su 9 taškais, tiesa, jis ant suolo. Netrukus kauniečiai ir 100 taškų ribą turėtų pasiekti. Žingsniai. 11 kartą klysta Žalgiris. Ir jeigu dar, sakykime, sėkmingesnių puolimų laikėsi Basket Delamold šitose rungtynėse per 4 kėlinį ir toliau. Tie patys 7 belyti taškai. Tai Žalgiris to tarpu sumetė 21. Ir matom vaizdas iš karto kitas 4 minutės jau beveik be taškų. Basket Delamold, tas Vytenio Čižausko tritaškis buvo paskutiniai belyti taškai. Na, galbūt čia Jogminas galės, taip. Belyti taškų. Mes baudas. Justinas. Trečioji Biručio pražanga. Po 4 komandinės turi tiek Kauno Žalgiris, tiek ir Basket Delamold. Šiandien Jogminas metė baudą, ją prametė. Čia ir dar vienas netikslus jo metimas. Bus dar sugrąžintas į žaidimą ir Mantas Juzėnas. Kas antrą baudą šį sezoną pataiko Jogminas. Sirvydis išimamas dabar ir Buika ir Juzėnas kartu. Gaus pažaisti, Buika daugiau šiandien minučių ant parketo. 16 jau praleidęs aikštelėje, 12 taškų, 14 naudingumo balų. Juzėnas per 8 minutės 4 taškus yra surinkęs. Bet čia dar 3,5 minutės jauniesiems talentams. Taip, Žalgirio dublerių duetas. Mičelas. 2 taškai, 6 žalgirietis su dviženkliu taškų skaičiumi. 98-70. Čižauskas dar vieną tritaškį pataiko. Nepasiduoda Čižauskas. 2 tritaškius pataikė jis. Ongas. Juzėnas užmynė 3 taškų liniją, 100 taškų. Oi. Labai džiaugiasi ten ant suolo. Ir Edgaras Ulanovas, ir Bryantas Dunstonas, ir Ignas Varzdeikis. Kiek galės rūpintis komandos draugų gerovę, Juzėnas. Taip. Bus atsakingas jau už komandos pavaldinimą. Ko gero, kad Mantas Juzėnas. Aišku, Vongas prasitęsė sutartį 3 metams, gal jis perims tas atsakomybės, sakys, na, tu jaunas, aš... Nemanau. Vongas. Mičelas, Juzėnas dar kartą iš tolimos distancijos. Šį kartą netaikliai, Buika pakovojo dar dėl kamulio. Tiksliau čia pabandė jį perimti. 10-ąjį pralaimėjimą iš eilės įsirašys Basket Delamold. Žalgiris tuo tarpu 19 pergalę iš eilės, bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje 27 rezultatyvius perdavimus atliko žalgiriečiai. Aišku, kiti skaičiai taip pat įdomesni. Pagal perimtus kamuolius priekį Basket Delamold vienintelis tas statistinis rodiklis.
Visur kitur dominuoja kauniečiai. Na taip ir atrodo visiškai kitos rungtynės dabar žiūrint į tą ketvirtą kėlinį. Ir rezultatas gal visiškai ir neatspindintis pilnai tos rungtynių eigos. Mičelas. Sakykime, 3 kėlinius dar davė kovos MBSK Delamold. Sužodžiuoja čia dar Matonas su Mičelu. Tenka šiek tiek raminti aistras. Mičelas savo ruoštų mes baudas. 11 taškų, 3 atkovoti kamuoliai. Tokie Mičelo skaičiai. Paskutinį kartą vasario 9 buvo surinkęs dviženklį taškų skaičių Mičelas. Senokai. Senokai. Šiandien gavo tikrai nemažai žaidybinio laiko Mičelas, kaip ir rungtynėse prieš Anadolu Efes. Apie 20 minučių. 20 minučių Mičelas, tas pats Menekas bus sužaidęs apie 12 šiose rungtynėse. Nu taip, daugiau irgi negu per pastarąjį visą mėnesį sudėjus, net daugiau negu mėnesį. Žygimantas Bartašius, jaunasis MBSK Delamold atstovas, ir jam proga pasirodyti aikštėje. Ir štai dar po pertraukėlės pakeltas ir Domas Urbaitis, 25 atrodo numeriu pažymėta apranga, 15-metis žaidėjas iš Mažeikių, sezono antros jo rungtynės. Neblogai prieš Žalgirį. Dabar čia turėjo progą Domas Urbaitis. Bet taškus renka Bartašius. Ar vienas ar kitas būtų pasižymėjęs, abiem būtų toks smagus įsirašymas karjeroje. Greit atsako taškais Azija Vongas. Paskutinioji rungtynių minutė. Kaščiauskas. Pamestas kamuolys. Jis atitenka Kauno Žalgiriui. Dar peržiūros norėtų Čižauskas, bet jos nebus. 103-78. Triumfuojantis Kauno Žalgiris, taip pat ir šios komandos aistruoliai nepatingėja atvykti į Žemaitijos sostinę. Menekas. Pražanga fiksuojama besigynusiam Jovminui. Na, žiūrint į tą dabar suintensyvėjantį tvarkaraštį, jau nuo kitos savaitės nelengvas. Turbūt dar sunkesnis tas etapas laukia Mažeikių komandos. Viena yra, kai tu su tokia rotacija žaidi kartą per savaitę, kai dabar reikia žaisti net po 2 kartus. Tikrai bus sunku. Kalbant apie paprasčiausiai fizinės jėgas. Taip, artimiausias rungtynės jau šį trečiadienį. MBSK Delamold žais išvykoje prieš Jonavos Sybet. Tuo tarpu Žalgiris namuose tą patį trečiadienį žais prieš Šiaulius Kazino Admiral. Savaitgalį Mažeikių lauks išvyka į Panevėžį. Žalgiriečiai tuo tarpu šeštadienį žais svečiuose Vilniuje prieš Wolfsburg. Tas rungtynes, žinoma, galėsite stebėti per BTV. Buika. Trinkieri rodo, kad jau nereikėtų daryti atakos. Tiesiog sutvarkė čia formalumus. Žalgiris, kaip kalbėjo prieš rungtynes Trinkieri, čia laimėt turim ką mažai, o pralaimėt galim labai daug. Tai tiesiog užsideda pliusiuką Žalgiris galiausiai. Gal ir nebuvo taip paprasta, žiūrint į rezultatą, atrodytų ko gero priešingai, bet sakykime, 3 kėlinius dar patampė nervus MBSK Delamold varžovams ir manau, kad tuo gali būti jie patenkinti. Taip, jie galėjo tiek kovojo aikštės šeimininkai. 25 taškų skirtumų jie patiria pralaimėjimą namie prieš Kauno Žalgirį. 105-80.